Kiaulieno šnicelis tik 3,90 €. Bet tam, kad atsakytumėm į klausimą, ar pigu ir skanu gali eiti kartu, užsukime į valgyklą Šišą. Valgykloje pietų metu labai daug žmonių ir tai lyg geras ženklas, kad čia gali būti skanu. Valgyklos Šišos maisto degustavimą pradėjome nuo sriubų. Bet nei apie perlinių kruopų, nei apie šviežių kopūstų sriubą nieko gero pasakyti negaliu. Toks jausmas, kad perlinės kruopas ar šviežius kopūstus su kitomis daržovėmis tiesiog užpylė verdančių vandeniu ir atidavė klientui valgyti. Aš jau nekalbu apie druską ar pipirus, kur koks sultinys nuvirtų kaulų. Daržovių troškinys su kiauliena buvo vienintelis patiekalas tą dieną valgomas mums šioje valgykloje. Aišku, jame trūko prieskonių, bet lyginant su kitais patiekalais ragautai šioje valgykloje, tai buvo patiekalas vertas aukso medalio. Na ir pabaigai garsusis kiaulieno šnicelis. Taip, kaina 3,90 € išties maža, bet tai vienintelis dalykas, ko gali šis patiekalas pasigirti. Paskanavę šio kiaulieno šnicelio aš negalėčiau atsakyti, koks procentas kiaulienos yra šiame patiekale. Tam greičiausiai reikėtų pasitelkti laboratorinius tyrimus, bet paskanavęs aš mėsos skonio nepajutau. Tad atsigėrę kompoto ir kefyro alkani iš valgyklos Šišos iškeliavome ieškoti kitur, kur pavalgyti.